praktinis pavyzdys, kaip skiriasi objektyvai, kurie yra, sakykime, taip skirtingo šviesumo, dar kai kas vadina tai objektyvo greičiu, nors tai nėra tiesiogiai susiję su pačio objektyvo kažkokiu tai parametru, bet tiesiog kuo daugiau šviesos turime, to mes galime greičiau atidarinėti, uždarinėti fotoaparato užuolaidėlės, pavyzdžiui, fiksuojami judesį. Tai va, tai aš dabar čia tokių pateiksiu porą palyginimų, kuo skiriasi, kaip atrodo fiziškai, šviesus objektyvas ir tamsesnis. Tai pradėkim. Čia yra, pavyzdžiui, objektyvas, kurio tas diafragmos skaičius yra nuo 1,4,5 iki 1,5,6. Na, tai yra, pavadinkim taip, gana tamsus objektyvas. Jis turi tą galinę linzę pakankamai didelę, bet vis tiek tai jau yra toksai, kaip sakyti, standartinis, pavadinkim, objektyvas, nebrangus. Tai vat turim, sakykim taip, pradžiai. Dabar paimkime šviesesnį objektyvą. Va, jis yra visiškai analogiškas, reiškia pagal tai, kiek jisai sugeba padidinti. Va, čia yra 70-10 ir čia yra 70-10. Tik yra vienintelis skirtumas, kad šitas yra diafragma atsidaro iki 4,5 prie 70 ir iki 5,6 prie 20. Ir čia, kaip matote, diafragma atsidaro iki 4, kas realiai yra gerokai šviesiau negu 5,6. Bet atitinkamai, kaip matote, tenka paaukoti nemažai, kaip sakyt, stiklo. Netgi vizualiai matosi, kad reiškia tas galinis stiklas yra didesnis ir pats objektyvas yra juntamai didesnis, nes reikia realizuoti visą optiką, kad išlaikant, reiškia, kaip sakyti, tos pačius didinimo parametrus į juostelę, fotoaparatą arba į matricą patektų daugiau šviesos. Gerai, ką reiškia, jeigu mes norime dar dvigubai padidinti šviesos? Tai tokiu atveju labai kardinaliai išauga gabaritai, išauga kaina. Tai matome, reiškia, maždaug dvigubai šviesesnį objektyvą. Tai kiek reikia pridėti visokios optikos, kas be abejo išaugina kainą ir ta optika turi būti daug aukštesnės kokybės. Kad gauti tuos 2,8. Nu, čia jau matom, kad reiškia šitas objektyvo optika jau praktiškai atsiremia į jungties galimybės. Jeigu čia pažiūrėt. Na, bet šita dalis, aišku, kaip sakiau, jinai tik tai netiesiogiai koreliuoja su ta skyle, nes iš tikrųjų diafragmai vis tiek skaičiuojasi, reiškia, šitas skaičius milimetrais ir to besidarinėjančio lęšiuko skylė. Tai reiškia, ko mes labiau norime ten ją atidaryti, to mums reikia daugiau šviesos čia sufokusuoti ir tokiu būdu gauti kažkokį tai papildomą šviesumą.